Sako, blogo oro nebūna, tik bloga apranga. Todėl vėjaračio entuziastai siūlo atvėsus orams ir sustiprėjus vėjui pajūrio nepamiršti. Jie kviečia šilčiau apsirengus sėsti į blokart vėjaratį ir Kuršių nerijoje pasimėgauti smėlio, bangų bei vėjo stichiją. Vėjas, gamta iš tikrųjų žmogų, kaip sakyt, harmonizuoja, biškį sustabdo tą pašėlusi tempą. Ir tai iš ne vieno girdėjau, kad, sako, kaip gerai, sako, atsijungiam nuo visko, pabuvom su gamta, su vėju ir to reikia matyti šiuolaikiniam tempui, šiuolaikiniam gyvenimui, tokių momentų, kai gali padėti viską į šalį ir susilieti su gamta. Daugelis išgirdę transporto priemonių pavadinimus vėjaratis ar ledrogės mano, kad be treniruočių išmokti jų valdyti neįmanoma. Tačiau užkietėjęs buriuotojas ramina, išmokti įveikti ledą ar klampų paplūdimių smėlį užtenka trumpos pamokos. Dauguma žmonių pabandė, sako, neįsivaizdavom, kad tai paprasta. Sako, galvom, čia sunku bus, čia apvirsim, čia. Bet tiesiog tai yra elementaru. Dviem rankom valdosi šitas transporto priemonė, tai viena ranka yra vairuojama, o kita ranka yra traukiama burė. Arba traukiama, arba atleidžiama, priklausomai nuo vėjo. Ir tai prieinama kiekvienam, gali ir mano sūnus 8 metų, jis jau irgi buriuoja, ir vaikai gali, vyriausias, kuris įveikė distanciją nuo Juodkrantės iki Smiltynės, čia apie 20 km mes siūlome tokį žygį, tai vyriausiam dalyviui buvo 78 metai. Skriejant paplūdimiu iki 50 km per valandą greičiu, pramogos organizatoriai siūlo įveikti atstumą nuo Juodkrantės iki Smiltynės. Tuose laukinėse pliažuose tai galime buriuoti ir buriuojame, nes tai visiškai gamtos nežalojanti pramoga ir nei išmetamųjų dujų, nei nieko neniokoja. Tiesiog važiuoji šalia bangų, šalia vandens ir, kaip sakant, vėjiesi žuvėdras ar kormoraną, kuris skrenda. Toks labai smagus užsiėmimas. Vėjo aistruolis burių nenuleisti siūlo ir žiemą. Matas Mizgiris tikina, skrieti ledrogėmis per Kuršių marias nepakartojamas įspūdis. Ypač ant ledo smagu yra buriuoti žiemą, kai šąla ežerai ar Kuršių marios. Tai vietoj tų ratų dedasi pačiūžos ant to pačio vėjaračio ir tu čiuoži ledu. Tai irgi toks smagus labai potyris, nes ledu iš vis reikia menko vėjelio iš vis. Irgi ne kartą, kaip sakyti, esu pastebėjęs, kad buriuoji šalia žvejų ir jie žiūri tokiam akim, kas čia, iš kur čia tie kosmonautai nusileido. Nes, koks sniego motociklas, tai birbė, ūžia, o čia atrodo vėjo beveik nėra, o kažkas pračiožė, žinai. Vėjaratis ar ledrogės, tai jinai turi tokią savybę, kad lenkia vėjo greitį. Buriuoji greičiau už vėją, iki 3 kartų. Taip sakant, jeigu vėjo greitis yra 10 km per valandą, toks visai silpnas, nepastebimas, tai tu gali išvystyti iki 30 km per valandą greitį. Aišku, ten jau gal profesionalumo daugiau reikia, kad tą maksimalų greitį pasiekti. Tai toks įdomus yra ir, sakau, aplinkiniams net irgi, ant ledo ypač, tai tokia nuostaba, kaip jie čia važiuoja. Buriuoti visais metų laikais siūlantis Matas Mizgiris tikina, kad šis užsiėmimas sparčiai populiarėja. Ieškantys ypatingos šventės idėjos dažnai užsuka pas jį į Nidą pajusti nenuvaldomos vėjo galios. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda.